norėčiau pasiūlyti pasigaminti konservų aparatą patiems. Čia yra visos reikalingas detalės ir reikalingi įrankiai. Paimam gręžimas staklikės kinietiškas. Įsitvirtinam laidą, kad būtų patogu, nebūtų atsikėlti. Virš dangtį ir patikrinam, ar yra gerai prisukti skrimuliukai. Nuleidžiam diržą į lėčiausią padėtį. Tvarko įtempimą. Patikrinam, kad būtų pritveršta. Ir atgal surenka. Patikrinam, kaip sukasi. Viskas gerai. Sukasi, dabar išimam, nuimam spyruoklę, traukiam, turim špindelį, dabar jį apvalom, kad būtų švarus ir uždedam plokštę. Prisukam tiek, kad galėtumėm pasukinėti tarpusavį. Dabar įstatom čia vietą. Įkišam šitą. Ir įstatom ribotuvą. Pasižiūrim taip, kad jis būtų geroj padėti, kad sukinėtų, lengvai slankiotų, tada užveržiam varžtą. Pažiūrim, jeigu viskas nestringa, gerai sukinėja, traukiam ir patogum dėlį užveržiam visus varžtus. Dar patikrinam. Gerai. Dabar uždedam galvą. Jie turi užkristi ir laikytis. Nu ir viskas. Dedam atgal į vietą. Įstatom rankeną. Ir įdedam spyruoklę. Įveržiam tiek, kad jie atmestų, pakeltų į virš. Tada dedam veržlę. Septyniolikos raktą. Prisukam tiek, kad galėtų laisvai sukinėtis, bet kad nenukristų spyruoklį. Ir dar kontrį uždedam, kad neatsisuktų. Dabar įdedam rankeną.
įsukam į sriegį. Nu, viskas veikia. Dabar paimam padą dėžutėj. Su tuo tvarka. Dabar reikia susireguliuoti dėžutėj paduką, kad jis būtų lygiagretus galvai. Nu, ir dabar susireguliuojam, kad įkristų gerai galva į dėžutę. Geriausiai yra turėti uždarytą dėžutėje. O dabar čia yra šitas galas aukščiau. Reikėtų biškį atsukus pamušti. Ir pažiūrim iš tos pusės irgi, kad būtų prašvietimas. Čia irgi dabar trūksta, čia yra tarpelis. Tai tada paimu iš tos pačios skardinės, atkerpu juostelę, skardos ir pakišu po tuo kraštu, kad pakeltų. Žiūrim. O dabar gerai, prašvietim visur vienodai. Tuo viskas tvarka. Dabar įdedam rolikų stovą. Galėtų dar biškį laisviau. O, tur laisvai sukinėtis, bet neklibėti. Ir lieka sudėti rolikus. Yra rolika, yra čia pirminis su giliu reis pratekinimu ir antrinis su seklesniu. Pirminis turi susukti dangtelį ir dėžutės kraštą į vamzdelį. Na ir pridedam. Čia dabar su poveržliu tokiu iš skardos padaryt pagalba prireguliuojam, kad šito krantuko eitų šitas krantukas. Per daug. Pirmą priveržiam, pažiūrėsim. Lygiai raktukai. Nu, pirmas rolikas įdėtas, dabar galim išbandyti. Paimu dėžutę, dangtelį, įjungiam, įdedam, prispaudžiam, uždarom, pakeliam ir grįžtam.
ir įvertinam, kokia kokybė. Neturi būti jokių bangelių, lakas turi būti nepažeistas, vat kaip čia kad yra. Siūlės storis kažkur apie 2,5 mm gaunasi. Ir lieka tik tai dabar įdėti antrą roliką, kuris sugniuždytų. Faktiškai jau yra dabar uždaryta ir ją galima net naudotis. Dabar įsiveržiam nepilnai ir žiūrim tarpelis koks yra, kad dėžutės normaliai uždarė, kiek prispaustų. Veržiam gerai. O tur praeiti visas. Dabar pamėginam su antru. Pirmą prasukam. Labai gražiai sudarė. Iš karto vienu uždarėm. Prispaudžiam. Pirmų rolikų. Antru pakeliam, grįžtam. Čia yra Reis rusiška dėžutė, čia yra iš Klaipėdos pirkta. Dabar galim pamėginti latvišką. Čia Latvijos. Nežinau, kur čia Ryga, kas čia gana. Įdedam tokią. Yra viskas gerai, nenubraižyta, tvarkingai uždaryta. Įdedam Marijampolės. Mėginam, uždarom. Jokios bangelės, jis gražiausiai užsidarė, nenubraižė. Galim pamėginti Marijampolės su dangtukais be užraktukų. Jokia skirtumą. Kokią imam, tokį dar galiu paimti danišką aluminį. Čia tik tai dabar nėra centravimo, jis bus problematiškiau. Čia yra aliuminė, daniška dėžutė. Irgi jokių priekaištų. Pagrindas yra žiūrėti, kad čia nebūtų bangelių ir nebūtų lakas nebiški nubrazdintas. Dar galim tada pademonstruoti, čia yra žiedukai, reis tom dėžutėms, kurios yra kitokių dugnų. Dabar yra du žiedukai. Vienas žiedukas yra šitokių dugnukų dėžutėms, o kitas yra tokia tipo. Bet dabar neturiu tokios dėžutės pademonstruoti, bet vienu žodžiu šičia įsideda ir tada susireguliuoja. Dabar sureguliuosim tokiai dėžutei. Atsileidžiam čia, nuleidžiam kiek, įsidedam tą tanktelį ir pasižiūrėm, o geriausiai rankena, kad šitaip stovėtų.
lygiai grečiai stalai. Ir darom. Puiku. Dar užklijuojam. Žinoti, kas pagamino. Žinoti, kur atvykti.